aš tokį kaip pavyzdį su ranka parodysiu. Va, įsivaizduok, koks yra neiškus matymas rankos, kaip juda. Taip, ranka. Va, Mhm. tai mūsų emocijos, mes tokie būnam, kai emocionuoja mūsų matymas toks būna. Ir jautimas, ir savęs, ir aplinkos. Mes neturim to aiškaus matymo, kada kokį žodį pasakyti, kaip mum orientuotis. Nes tada, kai mes būname stabilūs, mes pakylame į šitą centrą. Visada pačiava. Nes jeigu mes emocionuojam, mes būnam žemiau truputėlį, kur mūsų reakcijos kyla antram centre. O kasdienybėje kitaip truputėlį. Kasdienybėje tai ta mūsų universali būsena padeda mum turėti aišku matymą ir jautimą ir savęs, ir kitų. Tai sveika, Jūratė. Sveika, Rasa. Ir sveiki visi, kas žiūrės. Ir sveiki, mėly žiūrovai, klausytojai. Šiandien mudvi su Jūratė norim jums pristatyti mudviejų pokalbį apie stabilumą. Apie stabilumą kasdienybei. Kas tai yra stabilumas, kaip jo buvimas ar nebuvimas įtakoja mūsų gyvenimą ir kodėl apskritai apie tai yra svarbu kalbėti. Žinoma, stabilumo sąvoka tai nėra kažkokia tai naujiena. Manau, kad daugmaž visi vienodai suprantame, kad stabilumas tai yra kažkas pastovaus, tvirto, nekintamo. Netgi pažiūrėjau Google'ai, kad aiškina, kad stabilumas tai pastovumas, tvirtumas, nekintamumas, fizinis ar biologinis mūsų struktūros gebėjimas sugrįžti į pusiausvyros būseną, jeigu ji yra sutrikdyta. Man taip įdomiai tas nuskambėjo, jeigu ji yra sutrikdyta. Ir dažniausiai stabilumą mes taip ir suvokiam, kaip pastovumas, tvirtumas, nekintamumas. Pamaščiau, kad pats stabilumas tai, žinoma, nekinta. Tai tiesiog yra mūsų esatis. Kas mes esame? Tai aš esu. Tai mūsų ašis. Tačiau augant mūsų sąmoningumui kinta požiūriai į daugelį dalykų. Ir įdomu bus pakalbėti apie tai, kaip kinta stabilumo suvokimas. Ir kaip tas pakitęs suvokimas įtakoja mūsų gyvenimą jau platesnė, ne vien kasdienybės prasme. Ir šiandien mudvi su Jūratė pasistengsim atsakyti šios klausimus bei praplėsti stabilumo sampratą. Kodėl mudvi? Manau, kad dabar pats laikas ir prisistatyti. Mudvi jau esam keletą metų būties kūrybos projekto mokinės, dalyvės ir šiuo metu mokomės tęstiniuose mokymuose. Projektas Būties kūryba tai autorinė Violetos Petraitienės mokymo programa. Norintys apie tai daugiau sužinoti, galite paskaityti tinklalapyje Violeta Petraitienė Būties kūryba arba Facebook puslapyje Būties transformacija, taip pat Violetos Petraitienės Facebook paskyroje. Nuorodas rasit po įrašu. Ir mokymuose stabilumo temai skiriama nemažai dėmesio ir Jūratė mūsų susitikimų, diskusijų metu nekartą dalinosi savo suvokimais, patyrimais, kaip ji suvokia stabilumą, kaip tuos suvokimus įpina į kasdienybę, kaip įmaterina, kaip kinta jos aplinka ir kaip kinta jį pati. Todėl prašysiu Jūratės pasidalinti ir dabar apie visą tai. Pradėkim galbūt nuo to, kaip tavo gyvenime atsirado stabilumas. Arba tiksliau, kaip tu pati jį atradai. Kas tau buvo stabilumas, kaip keitėsi požiūris, kaip kito iki dabartinio suvokimo. Ir apskritai, kodėl tu pradėjai telktis į stabilumą? Iš tiesų, stabilumą aš pažinau pačioje pradžioje mokymuose pas Violetą. Buvo išskleista mintis, kad absoliutas suteikia žmogui stabilumo jausmą. Iki šios žinutės, iki šios minties aš tiesiog suvokdavau tiesiog vidinę ramybę.
kaip vidinė ramybė. Ir pati, kadangi visada būdavau labai judri, sakau, būdavau, nes stabilumas padėjo tapti stabilesniai, ramesniai, visai kitaip žvelgti į gyvenimą ir visai kitaip jame gyventi. Tai kai išgirdau tą mintį, tiesiog pradėjau telktis į stabilumą, paprastai kaip į jausmą. Jausmą pradžioje telkdavausi meditacijų metu, telkdavausi per mintį ir po to pradėjau jausti, kad susitelkiu per mintį ir išjaučiu vidinę ramybę. Vidinė ramybė su laiku jau mintis buvo, vidinė ramybė buvo širdyje, kai sako jausmai, ramus ir tada pradėjo skleistis patyrimai. Tiesiog stabilumą aš pažinau per savo patyrimus ir suvokimus. Mano suvokimas apie stabilumą palaipsniui plėsdavosi. Ir tada jau žinodavau, kad bus patyrimas. Patyrimas, kad tiesiog čia ir dabar, kasdienoje bus kažkokia situacija ar kažkas tai tokio, kažkoks veiksmas bus, kuriame turėsiu galimybę tą suvokimą tiesiog įtvirtinti. Bet būdavo ir kitaip. Tiesiog būdavo situacija ir ne visada įdomi būdavo, ne visada smagu, nes kai nestabilu erdvėje, ne visada būna smagu. Tada irgi po viso to patyrimo jau ir per mintį, ir per būseną jau buvo ir suvokimas, ir jau telkimasis, ir buvimas, ir tada išsiskleisdavo suvokimas. Ir tie suvokimai ir patyrimai tiesiog skleisdavosi kasdienoje. Pastebėjau, kad stabilumas jisai skleidžiasi čia ir dabar. Ne rytoj, ne vakar, o čia ir dabar ten, kur esu, skleisdavosi. Ir pastebėjau, kad ir kai esam stabilume ir kai esam susitelkę, tai tiesiog nėra skubos, mes, būdami ramesni, stabilus, atliekame daugiau darbų per tą patį laiką. Ir tiesiog nėra tik to bėgimo. Ar į stabilumą reikia telktis, tai nėra savaiminis dalykas. Stabilumas yra kaip duotybė, jį tiesiog reikia įtvirtinti. Nėra taip, kad būtų mumise nuo gimimo. Stabilumas galima būtų sakyti, kad vieni žmonės daugiau išjaučia vidinės ramybės, tai jiems labai yra paprasta būti stabilume daugiau. O kiti žmonės tiesiog yra judresni, tai jiems reikia jau. Man asmeniškai, man reikėjo telktis per mintį, per išjautus būseną to vidinės ramybės. Stabilumas tai jisai skleidžiasi ant vidinės ramybės pagrindo, galima būtų taip sakyti. Ir stabilumą įvardyčiau kaip būseną, absoliučiai universalią būseną, kurioje galime medituoti, susitelkti ir galime tiesiog veikti. Pastebėjau, kad kai esu veikime, stabili, tada aš turiu galimybę stebėti ir save stabilume ir turiu galimybę stebėti tai, kas vyksta apie mane aplinkoje. Išsiskleidžia tas stebėjimas tame stabilume. Tiesiog praplėsim tą suvokimą apie stabilumą. Mes visi daugiau gal suvokime stabilumą kaip vidinę ramybę, bet tą patį stabilumą laiko tarsi 4 kolonos. Toksai, kaip būtų mums kaip simbolinis pavyzdys, tai būtų tikėjimas, tyrumas, tvirtybė ir tikslingumas. Jau tokios tvirtos kolonos, ant kurių laikosi stabilumas. Nes tikėjimas, tai jis tikime arba ne. Jeigu netikime nei savimi, nei kūrėjų, niekas nesiskleidžia, niekas nevyksta. Tai čia taip, tyrumas tai yra mums duotas šiuo laiku ir mūsų ateities gyvenimams kaip saugiklis mums, kad mes neprisikurtume arba kad nenueitume ten, kur nereikia. Tai yra tyrumas. Tame tyrume tai mes jaučiamės, galime išjausti lengvumą, džiugesį ir priėmimą. Ir kai mes esame tikėjime,
esame tyrume, kai priimam ir save, ir kitus, ir visą ką tame priimime, mes jaučiamės tvirti. Tada skleidžiasi ta tvirtybė ir tada gebame tikslingiau pasirinkti savo sprendimuose, nes tame tyrume išsiskleidžia mums aiškus matymas ir toks leidimas būti. Mes leidžiame viskam būti. Mes tiesiog nekovojame, mes esame lengvi, džiaugsmingi ir stebime. Ir stebime viską, kas skleidžiasi ir mumise, ir aplinkoje. Mes galime pasistebėti, nes stabilume emocijos tampa neveiksnios. Pakalbėkime apie emocijas. Kas tai yra emocija? Emocija man tai yra reakcija, reakcija į kažką tai. Ir tos reakcijos metu žmogui iškrova ir tam, kas sukėlė tą reakciją, įkrova. Ir kiekvieną kartą, kai mumise sukyla emocijos ar jos subanguoja, mes netenkame energijos. Mes netenkame tos energijos, kuri reikalinga mūsų kasdienai, kūrybingai skleisti, kad mums sektųsi, kad patys gerai jaustumėmės ir sveiki būtume. Tai čia visa ta energija pas mus gali va šitaip išsimėtyti emocijose. Ir emocija tai žaibiška reakcija. Žaibiška reakcija į kažką. Mes labai greitai sureaguojam, suemocionuojam. Jausmas, jisai yra tokia ilgesnė būsena. Sakyčiau, būsenos dalis ilgesnė. Galima būtų pasakyti, kad turi suvokiminį tarpelį. Jausmas, kaip aš taip jaučiuosi, aš galiu pagalvoti dar, kodėl aš taip jaučiuosi, ką aš čia jaučiu, kaip jaučiu, o emocija tai sakau, kaip jau jinai taip žaibiškai mes sureaguojam ir jau nėra kada galvoti, jau mes veikiam, veiksmas yra žaibiškas veiksmas, o jausmas padeda mums dar susivokti ir mes galime pakeisti į mums palankesnį jausmą, į patogesnį jausmą. Tai. Dabar besiklausydama tavęs pagalvojau, žodžiu, visą laiką turi būti, nu, ne tai, kad įsitempęs, bet visą laiką galvoti. Visą laiką stebėti, kaip tu sakai, neemocionuoti, pastebėti, kodėl aš tą darau, kokia čia jausena, kur mano tyrumas. Tiesiog, ar tai ir yra, vat, nu, stabilumas su įtampa, ar tai tiesiog reikia užsiugdyti įgūdį, įprotį, tiesiog taip? Taip, stabilumas tai yra darbas su savimi ir įsijungia tas stebėtojas. Ir tik tai tiek, kad tame stabilume vis tiek tas lengvumas yra. Tas lengvumas įsiskleidžia tame, kai mes pradedame matyti, pajausti. Stabilumą reikia patirti. Mes dažniausiai galime suvokti, kad stabilumas tai yra mintis ir būsena. Aš čia pagalvojau, jaučiuosi stabili, čia va dar viduje aš jaučiuosi va čia stabili ir viskas. Bet stabilumas žmoguje tvirtinasi ir su laiku lengvėja. Nu, pradžioje gal ir būna neįprasta ir ne visada būna paprasta. Bet su laiku patiriant, pamatant, pastebint, mes esame stabilume ir stebime, kaip mūsų vat, paprasta situacija, kaip skleidžiasi. Ir tada tikrai išlengvėja, nes tu pamatai, kaip sėkmingiau dėliojasi, kaip lengviau ir paprasčiau viskas dėliojasi, kai nėra emocijų. Mes tiesiog tiek pripratę prie emocijų, tiek susitapatinę su jomis, kad neįsivaizduojame to gyvenimo, atrodo sunku su tuo stabilumu ir su ta vidinė ramybė. Nes stabilumas tai jisai platesnis savokoje tame, kad jisai apima daugiau vidinė ramybė, kad jau ir tyrumas tenai įsijungia, jau lengviau. Tada mums stabilume, kai mes esame tyrume, kai mes tiesiog priimam save tokius, kokie esame, mes automatiškai jaučiamės ramesni, stabilesni, kai gebame kitą priimti, vat matome, kad kitas elgesi ne taip, kaip mes norėtume, arba elgesi gan nekokybiškai. Ir tai mums esant suvokime jau lengviau būna, daug paprasčiau ir mes tada galime matyti
tame stabilume, kaip padėti netgi tam žmogui šio akimirkoje ar nurimti, ar šiaip kokį sprendimą padaryti. Ir lengviau gyventi pasidaro, kai gebame priimti ir visą ką išorėje ir aplinkoje, tiesiog nekovojame, stebime ir skleidžiame save kasdienybėje ten, kur esame. Kai pradėjau telktis į stabilumą ir tiesiog buvo pati pradžia ir mano buvo pirmas pajautimas toks labai, labai malonus ir lengvas, kada buvau susitelkus į stabilumą, susitelkus tada tikrai vykau su mašina, visą laiką telkiausi į stabilumą važiuodama ir jau buvau tiesiog, galima sakyti, tų dalelyčių buvo stabilumo tų manyje. Ir kai atvykau, jie buvo truputėlį emocionuoti ir pasiginčijo, ir visa erdvė išsijudrinus buvo. Ir aš tiesiog atsisėdau kambaryje ant kėdės, tame stabilume ir stebėjau. Nieko nedariau, tiesiog stebiu ramiai ir aš mačiau, kaip pamažu jie visi rimo. Rimo po truputėlį ir paskui pajaučiau, kad kažką galiu vienam pasakyti, bet tai kažkaip įsiskleidė savaime tokie tikslingi žodžiai, tokie, kurie juos dar labiau nuramino ir dar labiau. Ir tada suvokiau, kai esu pati stabili, tai ne tik, kad pačiai yra lengviau, bet kad ir aš galiu kaip visą tą stabilumą dar išskleisti ir išorė. Per mane jisai skleidžiasi ir išorėje ir gali padėti ir kitiems ir nurimti, ir erdvė išsilygina, nurimsta. Tai čia va, toks va pats pirmas labiausiai prisimintinas pavyzdys. O šiaip kasdienybėje, kur beinu, ką bedarau, tiesiog būna visko. Būna, kad išsiderinu ir tos emocijos sukyla ir pradedu banguoti. Tada ieškau būsenos, kuri padėtų atgal sugrįžti į stabilumą. Tiesiog paprastai, tada per mintį, tada telkiuosi į kokį lengvumą. Į lengvumą ir tada pati mintise kartoju, kol išjaučiu tą lengvumą, kad susitelkiu į lengvumą ir jame palieku visas savo mintis ir būsenas iki to momento. Tiesiog palieku ir dar teiginį išskleidžiu, kad tame lengvume viskas išsiskaido iki pirmapradžių šviesos dalelyčių, iki šviesos dalelyčių. Ir iš tiesų tikrai bekalbant taip su savimi, pasimiršta tos emocijos, jeigu yra galimybė tai padaryti. Jeigu yra galimybė. Ir nurimsta viskas viduje. Jeigu nėra galimybės ir jaučiu, kad jau kabina mane tos emocijos ir jau veda iš pusiausvyros, tada tiesiog galiu per mintį telktis į patį stabilumą. Man tai išsijaučia taip, kai tik tai pradedu telktis į stabilumą, pati savo tiesiog teigiu, kad esu stabilume, kad stabilumas apgaubia visą mano sąmonę, visą mano kūną, kad viskas rimsta manyje, kad esu stabilume ir taip aš kartoju pagal galimybę ir nurimsta. Tikrai išsijaučia, nurimsta tarsi stebuklinga lasdelė. Dar galiu pastebėti, kad neužtenka vien susitelkti per mintį, neužtenka vien išjausti būsenoje, kada čia ramu ir gera, kada čia neužia galvoje spiečius minčių, bet stabilumas tvirtinasi per veiksmą, situacijose, patyrimuose. Kada mes esame kažkur, kai kažkas banguoja, kai kažkur neramu ir kada mes gebame patys išbūti stabilus, vidiniai ramybei, tame stebėjime išbūti, nes tame stabilume mes gebame neįsijungti į aplinkos poveikį, į kitų žmonių būsenas galime, nes mes stebime, turime tą vidinę tvirtybę tame stabilume, mumise ta vidinė tvirtybė, to stabilumo vidinė tvirtybė padeda mums išlikti tokiems tvirtiems ir stabiliems. Taip. Aš suprantu, kad tai jau yra darbas su savimi.
kaip save nuraminti, kaip neįsilieti į aplinkos dirgiklius, jų nepriimti. Bet man dar noris grįžti prie tos, kur tu situacijos, kur tu vardinai, kad visi ten buvo įsiaudrinę. Kaip tu manai, kas veikia aplinkinius? Nes, nu, galima sakyti, tavo pavyzdys, jie tiesiog stebėjo tave, patys matė. Ar tai yra kažkas daugiau? Tu paminėjai stabilumo dalelytės. Kas tai yra? Aš tai sakyčiau, kad tai yra kažkas daugiau. Iki šios minties apie stabilumą aš net nepagalvodavau, kad tai gali būti kažkas daugiau ir kad žmogus gali išskleisti tą kažką daugiau ir dar per save išskleidęs dar stabilizuoti aplinką, paveikti. Ir savo patyrimuose aš pastebėjau, kai tik tai aš susitelkiu per mintį, ir toks jausmas, kad tos dalelytės įeina į vidų, jau tik pasakau savo mintise, kad esu stabilume, toks jausmas, kad tos dalelytės jau įeina stabilumo dalelytės, tos energetinės dalelytės, galima būtų pasakyti, nes visos mūsų būsenos ir visi jausmai tai yra mūsų energija. Tai tos energetinės dalelytės jau įeina į vidų ir jau daro savo darbą. Ramina, stabilizuoja ten, dėlioja ir kai jau mes užsipildom patys, tada per mus skleidžiasi išorė. Tarsi toksai, sakyčiau, kaip srautas, koks pasileidžia per žmogų ir išsiskleidžia erdvėje. Ir visi tai pajaučia. Tiesiog mano stabilumo būsena iš mano vidaus išsiplečia į išorę. Ir kuo jinai daugiau plečiasi, tuo daugiau rimsta. Ir aš kaip taip jau pagalvojus, vaizduoti, galvoju, kaip būtų nuostabu, jeigu mums visiems savo kasdienoje pavyktų kuo labiau išlikti stabiliem, tai mes čia labai didelius pokyčius išskleistume visi. Tik tai, tik tai aišku, kad visada atsiranda galimybė mums patirti tą stabilumą, jį išskleisti, kad jis įsitvirtintų. Nes stabilumas tvirtinasi per veiksmą. Vien mintise ir būsenoje ne, reikia per veiksmą. Nes kodėl per veiksmą? Todėl, kad kai mes patiriam, užsifiksuoja ir mes jau tos kaip ir tvirtybės įgaunam. Ir jau atsiradus kitai situacijai, jau mes tvirtesni, jau tai lieka mumise, ta stabilumo tvirtybė tokia. Gerai, aš vėl grįžtu prie tų dalelių. Tu sakai, kai tik susitelkiu, aš jaučiu, kaip jos mane pildo. Tai ar kiekvieną kartą, kiekvienoje situacijoje reikia į jas telktis? Ar tai galima pasiekti tokią būseną, kad jos visada bus tavyje? Su laiku taip. Iš pat pradžių, jeigu mes kasdienoje net nemastėme apie tai, mes tiesiog išjaučiam vidinę ramybę. Bet su laiku tai tampa savaiminis. Stabilumas su laiku tvirtinasi ir tampa savaiminė būsena. Tik tai tiek, kad, vat, pavyzdžiui, jeigu aš pradedu jausti, kad manyje pradeda banguoti emocijos, aš tada galiu susitelkti, susižiūriu savo sąmonės ašį. Susižiūriu, ar mano sąmonės ašis yra stabili. Stebiu save, kodėl aš reaguoju. Nes bet kokiu atveju darbas su savimi prasideda nuo to, kad mes tampame stebėtojais. Stebėtojais, nes kaip yra posakis, kur dėmesys, ten teka energija. O kaip mes visą tai sužiūrėsime, jeigu neišskleisim stebėtojo pozicijos savyje? Mes vis tiek, kai aš tampu stebėtojas, aš tada galiu sužiūrėti daugiau savo dėmesį, kur keliauja, kur pasiklysta, kur. Mhm. O vėlgi grįžtant į tą pačią situaciją, kaip veikia aplinkinius, ar tu, tu telkiesi sąmoningai, kad juos tarsi stabilizuot, nuramint tą situaciją, ar tiesiog būni savyje stabilume? Ne, kad aš niekad, geras klausimas, niekada neturėjau, va dabar net pati susimašiau, niekada neturėjau minties, kad kitus stabilizuot. Aš tiesiog, kai stebiu, tai matau, aš tiesiog
pirmiausiai žiūriu save, save. Mhm. Ir kad specialiai stabilizuot, nes realiai viskas nuo manęs ir prasideda. Aš esu aplinkoje, argi man smagu, kai kažkas neramus, kai man būna nepatogu bendrauti, ar nepatogu, net nesmagu būti tame. Tai aš tiesiog, ką darau, nieko neveikiu tame, nu kai, jeigu matau, kad negaliu nieko padaryti, nes jeigu labai įsibangavus, nu kaip erdvė būna ir tu darysi veiksmą, tai gali ir pati nunešti arba įtraukti. Tai aš tiesiog tada stebiu. Taip, bet tada sąmoningai. Sąmoningai stebiu save ir sąmoningai susižiūriu, kad pati išlikčiau stabili. Nes jeigu aš savęs nestebėsiu sąmoningai, tai mane gali labai greitai traukti kitų žmonių ir būsenos, ir veiksmai, ir visa kita. Gerai, apkalbėjom žemiškas situacijas Mhm. ir žemišką suvokimą. O kaip kito tavo suvokimas, samprata to stabilumo mokymuose ir dirbant su savim įvairiuose situacijose, kaip tu sakai, stebint save ir aplinką ir gaunant vis daugiau informacijos, kaip kito tavo požiūris į tai, suvokimas ir kaip tai įtakojo tavo gyvenimą. Tai iki minties apie stabilumą aš iš viso net neišskirdavau tai kaip būsenos. Aš tiesiog suprasdavau, kad yra vidinė ramybė, bet jos mažai būdavo. Aš labai judrume būdavau. Ir kai pradėjau plėsti savo suvokimą, tiesiog pradžioje, kai pradėjau, galima būtų sakyti, naudoti stabilumą, tiesiog pradžioje tai pradėjau telktis į meditacijose. Ir paskui palaipsniui skleidėsi daug platesnis suvokimas apie stabilumą. Nes galima būtų sakyti, kad daugumai žmonių atrodytų, kad stabilumas tai sėdžiu kaip stulpas ir nieko nedarau. Bet iš tikrųjų tai būsena, kurioje per tave daug kas vyksta ir tu tiesiog joje gali veikti. Ne tai, kad va, tu esi ramus ir nieko neveiki. Tiesiog skleidžiasi tavyje aiškus matymas tame stabilume ir aiškus jautimas. Jautimas savęs, jautimas aplinkos ir pajautimas ir matymas. Ir išsiplėtė iki tai, kad stabilume yra galimybė skleistis ir mūsų tikėjimui plėstis. Jis įsiplėtė manyje, aš tai galvodavau tikėjimas ir viskas. Bet iš tiesų tikėjimas įsiskleidė į tai, kad pirmiausiai yra tikėjimas atveria vartus plačiai į viską. Paskui skleidėsi pasitikėjimas. Tame tikėjime, kai aš pasitikiu ir savimi, ir kūrėju. Ir jeigu aš nepasitikiu savimi, bet pasitikiu kūrėju, tai vis tiek sugrįžta, kad aš pradedu pasitikėti savimi. Arba pasitikėdama savimi, išsiskleidžia į tai, kad pradedu pasitikėti kūrėju. Jeigu jau nepasitikiu kūrėju, tai kūrėjas pats man sudaro situacijas, kuriuose, nu, nori, nenori, tu pasitikėsi juo ir patikėsi. Būna visai. Ir trečia tokia mintis, kad patikėjimas, gilus patikėjimas savim, tai jau čia tarsi užtvirtina viską. Tai čia va taip į plotį einant, tai jau čia apie tikėjimą, apie tyrumą. Kaip tyrumo patyrimas skleidėsi irgi, viskas skleidėsi per suvokimus, palaipsniui. Iš pradžių, taip kaip man skleidėsi, va taip dabar aš ir kalbu. Pirma tikėjimas, po to skleidėsi tyrumas. Tyrumas tai kaip iš pradžių gavau suvokimą apie lengvumą. Lengvumas, kada tu gali, tiesiog lengvumas skleidžiasi tada, kada tu tuo metu gali apie nieką negalvoti, nei kas buvo vakar, nei kas bus rytoj, nieko. Tiesiog lengvai mintise gali nusimesti visas būsenas ir mintis, va taip savo ir kalbėdavau. Ir paskui skleisdavosi per patyrimus išjautimas, kartu su patyrimu jungdavosi. Po to skleidėsi džiaugsmas. Išsiskleidė suvokimas, kad džiaugsmas yra mūsų vidinė šviesa. Džiaugsmas tai kaip šviesos dalelytės mumise. Mes,
kaip sako, džiaugiasi, tai veidas švyti. Tai va, mes kai džiaugiamės, galima sakyti, spindime ir švytime. Taip va, paprastai pasakius. Ir paskui buvau vedama į prieimimą. Ir tada, kai aš jau pralengvėjau pati ir užsipildžiau tą vidinę šviesą, buvau vedama į prieimimą. Prieimimą pirmiausiai savęs. Tas prieimimo patyrimas labai stipriai skleidėsi, suvokiau, kad negaliu kitų priimti, jeigu nepriimu savęs. Tokia, kokia esu, tokia, kokia galiu būti. Ir keliavau į tą prieimimą, kai priimiau save. Kai priimi save, pradeda atkristi vertinimai. Mes skleidžiame kasdienoje vertinimus, nes kažko galbūt gali būti, kad savyje nepriimam. Tai kai jau man pakyla noras pavertinti, nu, atsisuku į save ir galvoju, nu, ko aš čia dabar, kas man nepatinka kitame, ko aš čia savyje nematau. Nes kiti kaip ir veidrodėliai ir tai va ir tas posakis, kad kiti mums atspindi, man tai pasitvirtino. Ir po to suvokiau, irgi buvau vedama į tai, kad priimti visą ką, kad galėčiau aiškiau viską matyti ir kad gebėčiau leisti viskam būti, kad nebeliktų kovos, kad nebeliktų gelbėjimų visokių, reikia, nereikia. Ir kai jau pastebėjau, kad pradėjau viską matyti daug aiškiau, kai gebu jau leisti viskam būti, tada pradėjau jaustis daug tvirtesnė, viduje tvirtesnė ir tada tikrai daug lengviau gyventi, kai esi nors truputėlį tvirtesnis. Negaliu sakyti, kad aš esu ten labai jau tvirta, būna visai. Kai stabilumas skleidžiasi mumise, kai mes įtvirtinam, visko būna. Ir dar manau, plėsis, ir dar gali būti visko, bet aš lengvai ir paprastai priimu, kad kaip yra ir kaip gali būti. Ir tada yra daug paprasčiau, kai esi tvirtas ir pasirinkti tikslingai. Stabilumas tai kasdienybėje, tai ne tik tai, kad palengvina gyvenimą, bet ir padeda plėstis mūsų sąmoningumui. Mes pradedame viską daug aiškiau matyti, išsiskleidžia, kai mūsų protas nurimsta, nors truputėlį, kai neužia ten minčių spiečius, tada mums į galvą ateina tikslingesnės mintis, tos, kurios reikalingos mums kažkokį klausimą išspręsti arba apsispręsti. Tiesiog pasidaro daug lengviau gyventi, nebebūna tame stabilume, širdis taip nepavargsta. Jinai toj lengvoj stabilumo būseno, jinai tos įtampos nejaučia ir jinai nepavargsta ir mus taip, ir to nuovargio tokio nebūna. Kai esu stabilume, aš tiesiog nepavargstu, nes ir neskubu, ir padarau tą patį ir nepavargstu taip. Ir tada tikslingiau galiu ir dieną susidėlioti. Mm. Ir tada tame stabilume, bet jeigu aš esu susitelkusi meditaciją, tada aš galiu tuose susitelkimuose ateina tikslingesnės mintis, suvokimai, pajautimai, skleidžiasi visai kitaip. Tiesiog pakinta gyvenimo kokybė, galima būtų pasakyti. Nes kur aš šitaip lėkdavau, taip pavargdavau, taip būdavo, nu, judesi ištisai lėkdavau, o dabar mano akis atsimerkė plačiau. Vien nuo to, kad kai priimiau save, kai pamilau save, kai pradėjau į kitus kitaip žvelgti. Su tuo leidimu būti kiekvienam tokiam, koks jisai geba būti. Juk ne visi geba būti, arba aš galiu daug norėti, kad būtų kitoks. Jeigu aš nepriimu, aš jį keisti noriu. O jeigu žmogus dar negeba ir jam nepavyksta, tai automatiškai, nu, pralengvėja daug kas, išlengvėja. Ir visai kitokia gyvenimo kokybė skleidžiasi. Ir kiekybė skleidžiasi, ir kokybė, viskas kitaip. Beklausant tavęs irgi atėjo tokios mintis. Žemiškų supratimų stabilumas tai stiprus nervai, stiprus raumenys ir toks išbuvimas savo pozicijoje, kaip ir stiprus charakteris, ane. Ir tuo pačiu tai yra galbūt pirminė ta tokia savybė, tai yra pasitikėjimas savimi. Aš tvirtas, aš galiu, aš gebu,
ir aš viską situaciją valdau. Bet palaipsniui, augant sąmoningumui, ateina tas pasitikėjimas ne tik savim, ką tu ir vardinai. Tai ateina pasitikėjimas ir aukštesniem jėgom. Ir tada tas stabilumo, kaip čia samprata, išsiplečia, ką mes čia, manau, ir padarėm, ką tu, Jūratė, padarėjai, išplėtei tą sampratą, kad į stabilumą įeina ir tyrumas, ir lengvumas, ir džiaugsmas, ir nelabai jau tu, kaip sakant, sureikšminai tų stiprių nervų ir stiprių raumenų, kad tai yra gerokai daugiau negu galima būtų pagalvoti, nu, tuo jau paprasčiausiu žemiškuoju suvokimu. Ir dar prisiminiau, dabar truputį keičiu temą, Violeta Petraitinė savo tinklaraštyje minėjo, kad einant sąmoningumo keliu, kai mus paliečia aukštesnio dažnio vibracijos, aukštesnio negu mums buvo įprasta, to lengvumo ir stabilumo nebelieka, nes tos aukšto dažnio vibracijos sujudina viską, ką esam sukaupę. Tai kūno įtampa, sudėtingus santykius mūsų, kokias nors nevaldomas ar užslėptas emocijas ir įvairius išgyvenimus, ar netgi ten paminėjo tinginystę, viską sujudina. Ir kaip ji ten rašė, kad tada vat prasideda amerikietiški kalneliai. Ir iš vienos pusės eini to sąmoningumo keliu, sąmonėjimo ir džiaugsmą patiri, ir visą tai leidžia tau patirti, mėgautis tuo, bet tuo pačiu tos vibracijos aukštesnio dažnio ir valo, sujudina tos užkietėjimus ir gali atsirasti ir skausmai, ir įvairios situacijos, ir nuolatiniai iššūkiai. Ir būtent va, tas mūsų plačiai suvoktas stabilumas tame ir labai padeda. Ar tu, Jūratė, esi susidūrus, kur jauti, kad kažkokius tai blokus valo, kažką turi paleisti, kažką suprasti? Pastebėjau tokį dalyką, kad viską, kas turi mumise būti įvaldyta ar, ar išsiskleisti, tai ir išsiskleis. Kai mes pradedam sąmonėti, mes vis tiek prisiliečiam prie subtiliųjų planų, prie mokytojų ir tai mumise iškelia visą, ko mes nematome, nepastebime ir visą, ką mes turime įvaldyti. Įvaldyti. Ir visa tai išsikelia per situacijas, per kasdienybę, per santykius, per mūsų visas kitas gyvenimo sritis. Ir tame stabilumas yra pagalba. Pagalba tame, kad aš galiu, būnant toje situacijoje, įvaldyti save. Įvaldyti ir kai aš pasielgiu stabilumo pozicijoje tikslingai, nes aš neįsileidžiu į emocijas, nesureaguoju, kai aš nesureaguoju, ta situacija kažkokia nepatogi ar kažkoks reiškinys, jis išsiskaido. Išsiskaido, gali dar kokį kartą pasikartoti, bet jeigu aš ir vėl esu stabilumo pozicijoje, į tai žvelgiu visai iš kitos pozicijos, tada aš tiesiog įgaunu galimybę tai suvaldyti ir išskaidyti. Na, aš manau, kad savo tikslą, kur pradžioje įvardinau, praplėsti stabilumo sampratą, mūdvi kažkiek tai jau padarėm. Dabar dar prisiminiau pačioj pradžioj, kur atkreipiau dėmesį į Google apibrėžimą, kad stabilumas tai fizinės ar biologinės struktūros gebėjimas grįžti į pusiausvyros būseną, jeigu ji buvo sutrikdyta. Tai dabar klausydamasis Jūratės ir galvodama, kaip užbaigti šį mūsų pokalbį, noriu palinkėti būti stabilume visada, ne tik kai pusiausvyrą sutrikdyta, nelaukti, kol ją mums sutrikdys, išlikti ir fizinėme, ir biologinėme
dar pridėsiu ir mentaliniame stabilume. Tiesiog būkite stabilus savo ašyje, stabilus žinių siekime, stabilus tikėjime ir visada būkite stabilioje bendrystėje su kūrėju, su subtiliuoju pasauliu. Tai ačiū visiems, kurie klausėtės. Aš palinkėsiu lengvai ir paprastai išbandyti. Šiandien išskleidėm labai paprastai, kasdieniškai, kaip tas stabilumas jaučiasi, kaip jis pasireiškia, truputėlį praplėtėm tą suvokimą, o visiems pats geriausias suvokimas yra išbandyti. Tų situacijų pas mus visus kasdienybėje yra. Pabandykite tiesiog ir patys įsitikinkite, veikia tai ar ne. Tai čia pats geriausias suvokimas yra, kada mes per save patiriam. Tai ir visiems taip pat linkiu stabilumo, tos ramybės vidinės, lengvai ir paprastai. Dėkoju visiems, kas žiūrės šį mūsų įrašą. Ačiū ir iki.